nuodėmės valdžią, išvaduoti iš nuodėmės, tapote teisumo tarnais. Laiškas romiečiams, 6 skyrius, 18 eilutė. Nuodėmė yra daug ką apimantis žodis, turintis kelias reikšmes. Kai kurie žmonės valgo daug ir kalba apie tai, kas nusidėjo. Kiti daro kažką blogo ir kad tai yra nuodėmė. Pavyzdžiui, Kainas užmušė Abelį, mirtina nuodėmė. Dar kiti gyvena nuodėmėje. Toks jų gyvenimo būdas. Pavyzdžiui, vyrai svetimauja, kiti gyvena nuodėmės valdžioje. Jie kitaip negali, jie yra su tuo susiję ir laukia išlaisvinimo. Nuodėmė Biblijoje aprašoma kaip asmuo, piktas demonas. Ji bando mus pavirsti tarnais ir verčia priklausyti piktadariui. Nuodėmės mes atleidžiame ir pateisiname. Kitaip tariant, esame akli savo nuodėmėms, tačiau kitų kaltes ir nuodėmės pastebime nedėlisant. Taigi mums patiems reikia mūsų pačių apšvietimo. Jėzus suteikia mums išlaisvinimą iš nuodėmių valdžios. Krikščionis daugiau nebegyvena nuodėmėje. Tačiau kartomis nusidėda dėja žmogus, kurio dar nepriėmė Jėzus, gyvena nuodėmėje. Jei jam taip gerai. Tačiau visa, kas nėra Jėzus valdžioje, yra nuodėmėje. Dievas vieną dieną paskelbs teismą ir iškels visas nuodėmes, paslėptas nuo mūsų, į dienos šviesą. Tada stebėsimės, koks neteisingas yra žmogaus pavyzdys. Kai sakoma gimęs nuodėmėje, reiškia įgimta nuodėmė. Adomas ir Ieva neteko rojaus, nes nusidėjo. Nuo tada jų palikuonys priklauso piktadariui. Tad mums reikia išsilaisvinimo. Todėl pasirodė Jėzus. Jis gali sunaikinti nuodėmės valdžią. Nesvarbu, kokiu stiprumu būtų mūsų laikančios grandinės. Nesvarbu, kokie piktadario reikalavimai. Jėzus užmokėjo, kad būtume išpirkti. Jis suplėšė ir prisegė prie kryžiaus mūsų nuodėmių kvitą, nukreiptą prieš mus. Mes esame laisvi. Visomis savo jėgomis turime kovoti prieš nuodėmes, kad netaptume jų tarnais. Dieve, suteik mums savo šventąją dvasią, kurie mums padėtų. Mūsų senasis aš visada nori mus perkalbėti ir pradėti veikti prieš Dievą. Tad dar stipriau prisiriškime prie Jėzaus ir tapkime teisingumo vergais, kad mūsų neįveiktų blogis. Tik su Jėzumi esame saugus. Sekime Jėzumi, ieškokime jo ir leiskime būti išvalomi, kad blogis nerastų kur prikibti. Mes priklausome jam, savo viešpačiui, Jėzui, todėl blogis yra piktas ir nori mus sugundyti, tačiau mes tvirtai laikomės Jėzus, mūsų tikėjimo pradininko. Dėkuoju Jėzu, tu suteikei išlaisvinimą iš nuodėmių ir blogio valdžios. Tu mane nuplovei ir mane tu plauni nuolatos. Noriu laikytis tavęs, nes tik su tavimi esu saugus. Amen.